Vilniečių Juknevičių šeimai, kaip ir visoms, turinčioms mažylių, puikiai pažįstamas vaikiškų ligų kelias. Nuo tradicinės medicinos iki paieškos, ką daryti, kai ši nebepadeda. Ieškoti paskatino vyresnėlės Tijos prieš 4 metus pradėjusios lankyti vaikų darželį, vadinamosios darželinės ligos – slogos, kosuliai ir galiausiai astma. 3 mėnesius kentėjau, kol vieną dieną buvo pasakyta stop ir bandyta kažką tai kitą ieškoti daryti. Vėliau gimęs mažasis Rytis dar nesulaukęs nė metukų susirgo sparčiai plintančiu atopiniu dermatitu. Per mažųjų ligą šeima atrado homeopatiją. Pasako iš pradžių nedrįsę nutraukti alopatinių vaistų, tada derinė juos su homeopatiniais. Ryčio liga pasitraukė, tačiau tradicinių vaistų šeima neatsisako ir dabar. Tikrai šalia kartais prireikia ir tų pačių antibiotikų ir niekur tu nuo jų nedings, jeigu kokia bakterinė infekcija. Bet poslinkis yra. Vaikai jie kitaip serga tiesiog. Lengviau. Neužsitęsia, neišlieka kažkokie tai liekamieji reiškiniai. Nes šiuo atveju, jeigu žiūrint į mažąjį atopinis dermatitas, dažniausiai po kelių metų jau būna astmos prieita, tie alerginiai fonai sustiprėja. Šiuo atveju to nėra. Tikėkime, kad ir neatsiras. Būtent tokiu principu į homeopatiją žvelgti ne kaip į priešingybę įprastai medicinai, bet kaip jos partnerė ir pagalbininkė, siūlo garsios Prancūzijos homeopatų dinastijos atstovė, farmacijos daktarė Mišelė Boiron. Užaugusi su homeopatija, po studijų ji Liono pakraštyje įsigijo alopatinę vaistinę, tam, kad suprastų ir tradicinius gydymo metodus. Pamažu alopatinėje vaistinėje atsirado homeopatinių preparatų, o po 10 metų grįžus į tėvų vaistinę, ponia Mišelė joje pasiūlė cheminių preparatų. Prieš 50 metų buvo didelė takoskyra tarp tų žmonių, kurie vartoja homeopatinius vaistus ir tų, kurie gydėsi tradicinės medicinos priemonėmis. Vartojusieji homeopatinius preparatus ir juos skiriantys gydytojai buvo įsitikinę, jog tik šie padedantis išgydyti. O tradicinių vaistų šalininkai šaipėsi iš homeopatijos, vadino ją išgalvotų ir nepadedančių, kone raganų mokslų. Tačiau šiandien šios sienos nebėra. Žmonės vartoja pažangius vaistus ir nebėra taip svarbu, ar jie homeopatiniai ar tradicinės medicinos. Svarbiausia jaustis gerai ir gauti pagalbą. Vaistininkas turi stovėti ant abiejų kojų, sako ponia Mišelė, tik būtina atsakyti klausimą, ko siekiama, ar padėti išgydyti, ar kovoti su tradicinių vaistų šalutiniu poveikiu. Štai pavyzdys – alergijos atvejai. Sakykim, žmonės gydomi antihistamininiais vaistais. Kasdien turi dirbti, koncentruotis. Jie vairuoja, prižiūri vaikus ir turi išlikti budrus visą dieną. Tokiais atvejais homeopatiniai vaistai gali sumažinti šalutinį poveikį. Nesukelti mieguistumo, pacientai gali išlikti budrus visą dieną ir kartu nejausti varginamų alerginių simptomų. Tačiau vakare, grįžę namo ir vėl pajutę alerginę krizę, jie puikiausiai gali vartoti antihistamininius vaistus, o mes išlošiame dvigubai. Sumažiname antihistamininių vaistų dozę ir taip pat sumažiname šalutinį poveikį. 2 vaikus auginanti šeima prisipažįsta. Būtent cheminių vaistų šalutinis poveikis buvo svarbus svertas apsisprendžiant dėl homeopatinio gydymo. O šeimą konsultuojanti gydytoja Jurgita Pinikienė pabrėžia, Lietuvoje žmonės domisi ir ieško gydymo būdų, tačiau informacijos trūksta. Homeopatija vis dar apgaubta mitų, nors skaičiuoja jau 3 šimtmetį. 1810 metais vokiečių gydytojas Samuelis Hahnemannas, dar vadinamas eksperimentinės farmakologijos tėvu, išleido homeopatijai pagrindą suformavusi leidinį Gydymo meno organonas. Iki šiol gydytojai vadovaujasi jo suformuluotais principais. Svarbiausias jų – panašus gydo panašų. Homeopatijos principas tai yra similija similibus curentur arba panašus gydomas panašiu. Sveikam žmogui naudojamas homeopatinis vaistas sukeltų ligą arba ligos simptomus. O sergančiam pagal tą patį simptomų panašumą paskirtas tas vaistas, jisai išgydo ligą. Homeopatinių preparatų kilmė trejopa – augalinė, gyvulinė, pavyzdžiui, bičių, skruzdžių, musių medžiagos, ir mineralinė, naudojama geležis, soda, grafitas ir kiti mineralai. Preparatai gaminami vadovaujantis skiedimo ir supurtimo principu. Didelės dozės gali būti pavojingos, o atskiestos gydo. Svarbus vaisto vartojimo dažnis, tad šis gydymas, šypsosi Tijos ir Ryčio tėvai, netinginiams. Aš taip prilyginčiau darbui, nes kartais tenka kas 15, pavyzdžiui, minučių duoti. Kas išdrįstų tau visą dieną, kas 15 minučių lakstyti paskui ir kišti žirniukus. Atsibosta. Kartais galvoji, kad nori viską mesti. Viską mesti yra daug lengviau suduoti kažką tai
stipresnio. Na, paskui pagalvoja apie pasiekmes, apie galimas pasiekmes, apie galimus tam, nežinau, lėtinių procesų išsivystymus ir kažkaip tai įkvėpė ir toliau. Svarbiausia yra dažnis. Dažnai ateina pacientai, kurie skundžiasi, kad man homeopatiniai vaistai nepadėjo. Tačiau, kai išaiškini, kad jis vieną granulę suvartoja ryte, o kitą vakare, tai žinoma, jog nepadės. Pačioje pradžioje svarbu vartoti kas valandą. Gerėjant sveikatai, didinti laiko tarpus, taip pat svarbiausias principas, kurio reikia laikytis. Bet tai nėra sunku, nes dažniau panaudojus vaistą greičiau pasveiksti. Padirbi daugiau, intensyviau ten dieną ar dvi, ar pusdienį nelygų, kuris organizmas kaip sveiksta ir po to jau tu sveikas. Viskas priklauso nuo organizmo, nes vieni žmonės tikrai sveiksta pusdienio ar kelių valandų bėgyje, kitiem reikia savaitės, dar kitiem reikia pusmečio, jau ten lėtiniam ligom kalbu. Jau Hanemanas homeopatiniais preparatais gydė ne tik tas ligas, kurias įprastai suvokiame kaip kūno, bet ir dvasios negalavimus, pavyzdžiui, depresiją. Anot gydytojos paslaptis paprasta – požiūris į žmogų kaip į visumą. Įdomu tai, kad jis veikia ne tik, tarkim, imuninę sistemą, bet jis veikia ir nervų emocinę sistemą. Tie žmonės, kurie įsitempia ir linkia labai persidirbti, nervintis dėl kažko, tai pergyventi ir taip toliau, aprimsta kažkiek. Ir tada jau lengviau įsijungia protas, tą veiklą lengviau kontroliuoti, planuoti, padaryti kažką, netidėlioti, nesikankinti atidėliojant, o jums padaryti, ilsėtis ir taip toliau. Žmogus yra visuma. Nervų sistema, psichika, kvėpavimo sistema, virškinimo sistema, oda, urogenitalinė sistema. Visa tai yra iš vienos ląstelės. Tai pagrindas, informacinė bazė yra viena visom sistemom. Reiškia, yra kažkoks kodas, yra kažkoks raktas, kurį mes galim paveikti, žodžiu, baziškai, iš pagrindų. Tai homeopatija tai ir daro. Jeigu tiksliai parinkta ir teisingai naudojama. Pasaulyje homeopatijos lyderis Vokietija ir Prancūzija. 1965 metais homeopatija buvo įtraukta į Prancūzijos farmakopėją ir tapo oficialia medicinos šaka. Jos vaistai šalyje kompensuojami. Pasak farmacijos daktarės, Prancūzijoje homeopatai traukiami net į tokių sunkių ligų kaip onkologinis gydymo procesą, o homeopatiniai vaistai pagerina ligonio gyvenimo kokybę. Gydant onkologinės ligas naudojama chemoterapija ir radioterapija. Jos sukelia sunkius pašalinius poveikius, kuriuos ištverti labai sudėtinga. Prancūzų homeopatams kilo mintis, jog homeopatija gali sumažinti šituos simptomus ir padėti išgyventi tą laikotarpį. Todėl jie pradžioje be onkologų žinios skyrė gydymą homeopatiniais vaistais per chemoterapiją. Pacientai pripažino poveikį ir tai padėjo gydytojams homeopatams atsirasti onkologų komandoje. Tiesa, kaip tradiciniai vaistai, taip ir homeopatiniai, sako gydytoja, neištirpdys naviko, nepašalins iš kraujagyslės trombo. Pagalba ateina per vėlai tuo met, kai organizmas jau išeikvojęs visą energiją. Kitaip tariant, homeopatinį gydymą būtų galima palyginti su varikliu, kuris užveda mūsų organizmo sveikimo sistemą. Organizmas sveiksta dėka savaiminio sveikimo sistemos, kurią mes turim kiekvienas. Turim programą sveikimo, ar ne? Jeigu mes įsipjovėm žaizdą, jinai gyja, mums nereikia galvot, kaip čia tas įbrėžimas turi sveikti, kažką tai pakviesti, kad jisai sveiktų, ne, savaime, tiesa, sloga. Per savaitę praeis, ar ne, jeigu žmogus nėra ten linkęs į tą lėtinę slogą kažkokią, tai yra sinusitą ir taip toliau. Tai žodžiu, ta savaiminio sveikimo programa yra svarbiausias dalykas ir mes turim padėti tai programai, neišsekindami organizmo. Ir pabaigoje apie mitus. Pasidomėję homeopatinių gydymų, jų išgirstumėte ne vieną. Neva gydantis negalima gerti kavos, mėtų arbatos, preparatų negalima imti pirštais, šalia nelaikyti mobilaus telefono. Ne visai taip, taip nėra. Drąsiai galima imti pirštais, galima išgerti kavos. Kava neneutralizuos vaisto veikimo. Kava gali neigiamai veikti organizmą ir dėl to vaistas neduos tokio efekto. Prie mobilaus vaistus laikyti galima, ten persinešti rankinėje, tarkim, nieko nenutiks, specialiai nuolat laikyti šalia mobilaus nereikėtų, arba dėti mikrobangę ar ten panašiai. Vienintelis, ką rekomenduoju, burna turi būti švari. Vartojant tuo pačiu metu nerūkyti arba negerti kavos. Pasak ponios Boiron, kaip neturėtume atsisakyti tradicinės medicinos pasiekimų,
Taip ir nebijoti ieškoti naujų gydymosi būdų, ypač dabar, kai pasaulio žmonėms vis labiau rūpi natūralumas ir gera sveikata.